Šiandien pasimokysim s. Ir taip pat pasimokysim kas čia. Gerai? Kas čia. Kas čia. Gerai? Pasimokysim. Pirma, mankšta. Ši istorija apie berniuką, kuris susišneka tik gestų kalba. Kas? Ir dar mokosi ištarti garsus. Kartais noriai, bet būna, kad ir su ašaromis akise ar pykčio protrukiais. Tuomet Egidijus nenori nieko matyti. Tiesiog atsigula į lovą ir guli. Palikit mane ramybėje. Pavargau. Pats spręsti savo problemas berniukas įprato nuo pat mažens. Nors Egidijus turi ir mamą, ir tėtį, vaiko tyla ir jausmai jiems mažai rūpėjo. Būdavo irgi biškai sunkoka, nes kai buvo dar mažas, tai iš viso nieko nesuprato. Tai, pavyzdžiui, mama kur nors būna išėjus į kaimą, o mes būdavom namie, tai aš eidavau prie balos pažvejot ir jisai labai verkdavo, nes vynas būdavo namie. Tai reikėdavo kartu vestis, nesivesdavai? Vesdavausi. Su broliu, kaip jūs susišnekėdavot nuo mažens? Savo kalbą turėjot ar iš lūpų įsiskaitė? Ką aš žinau, mes nuo pat mažens su juo kažkaip šnekėjomės, rankų gestais rodėm ir lavinom po biškį taip susišnekėjom. Jau 4 metus broliai 14-metis Airidas, 1 metais jaunesnis Renaldas ir 8 Egidijus gyvena Alytaus vaikų globos namuose. Paaugliai prisipažįsta, kad atsisakyti laisvės ir priprasti prie gana griežtos tvarkos nebuvo lengva. Bet čia buvo sočiau ir ramiau. Buvo visko. Būdavo, kad išgerdavo, mušdavosi tėvai. Ir mūsų mušdavo. Nežinau. Tai geriau čia ar ten? Vis tik tai geriau. Ką aš žinau, čia pritapom. Va tik tais kaip iš pat pradžių mus čia atvežė, tai nelabai. Bent jau aš tai šiek tiek ir sporte užsiėmiau, tai kažkaip geriau pripratau. Bet broliui tai buvo biškį sunkiau priprasti. Nenorėjau aš. Gal namie buvo geriau? Tai aš bent namuose tai eidavau iš visą laiką žvejot. Ten nesidėdavau namuose. Visą laikos. O tai ką tu veikdavai, kad namie nesėdėdavai? Žvejodavau, eidavau pas draugus. Nors pakeisti namus, įpročius ir draugus nelengvai sekėsi visiems broliams, sunkiausia buvo Egidijui. Jo kalbos teko mokytis visiems – ir vaikams, ir auklėtojoms. Sunku buvo visiems iš tikrųjų, nes ir mes nemokėjom, nežinom, kaip su juo kalbėtis, tai vis remdavomės į brolius. O paskui savaime, po truputį. Pasak auklėtojos, dabar Egidijus tikrai nebėra vienišas. Vaikai gana noriai su juo žaidžia, nes jis guvus, linksmas ir išdykęs. Grupiai vaikai priprato, ypač mažesnieji, tai su juo tik tai žaidžia, bėgioja. Ir susišneka kažkaip puikiausiai, žiūriu, tik tai rodo ir tas, kur Karolis pats mažiausias, tai kai atsisėda žiūrėti ar televizorių arba žaidžia, paima žaidimą, tai žiūri su pirštukais, tik tai rodosi, bando. Susišneka. Tėvas, kaip sako Airidas, dabar turi šiokių tokių problemėlių, todėl jų aplankyti globos namuose neranda laiko. Mama retsykiai susuka, bet labiausiai jais rūpinasi užsienyje gyvenanti sesuo ir pusbrolis Richardas. Nors vaikinui pačiam dar tik 20, jam svarbu, kaip gyvena jo pusbroliai. Paaugo vis tiek, kai jau paaugo, tai dar daugiau tokios panašesnės veiklos atsiranda ir užsiėmimų kartu. Ar dažnai ateinat pas juos? Kaip papuola, kaip turiu laiko, bet stengiuosi kuo dažniau, ypač jeigu geras oras, tai čia aikštelė ateinu futbolą pažaisti. Su jais visais surenku komandą, susirenkam ir pažaidžiam. Per mūsų filmavimą reta proga pažaisti futbolą pasitaikė ir Egidijui. Į Alytų berniukas sugrįžta gana retai, kas antrą savaitgalį. Visą likusį laiką jis praleidžia Kauno apskrities kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre. Vaikų globos namų direktorius, kaip tikras tėvas, rūpinasi, kad neįgalus Egidijus sugebėtų integruotis į visuomenę. Berniukas pirmas jų auklėtinis, kuriam buvo atlikta kochlearinė implantacija.
Operacija pavyko, bet kai tylos pasaulį pakeitė daugybė įvairių garsų, Egidijus sutriko. Vaiką ėmė varginti nuolatinis triukšmas, o be to nepaslaptis, kad ir aplinkiniai pasišaipydavo iš neįprasto procesoriaus. Jis buvo kišeninis, jis buvo kabinamas ant kaklo vaikui ir vaikas tikrai jautė diskomfortą, nes tokių aparatų, procesorių tai pas mus mokykloje, kurie vaikai su implantais nėra daug. Paprastai jie kabinasi prie klausos aparato, jie yra nematomi ir vaikams tikrai nesukelia diskomforto ar nepatogumo nešiojant. O kai būna kabinamas ant kaklo, tai vaikams sudėtingiau bėgioti, pasilenkus prie suolo trinasi, ten, žodžiu, procesorius į suolą ir visokių tokių niuansų būdavo. Egidijus neapsikentė. Nors pažanga buvo akivaizdi, vieną dieną ėmė ir sulaužė tą procesorių. Jis tą procesorių dažnai palaužydavo, laidus nukandžydavo, matyti nervingumas toksai pasireikšdavo, jisai dažnai nervingas būdavo ypač klasiai, privengdavo vaikų kritikos, ten vaikų pasišaipimų, vaikai kartais pasišaipydavo iš jo ir jisai kandžiodavo laidus, bet tie laidai pakeičiami būdavo labai lengvai, o kartais jisai po pamokų tiesiog ėmė jį ir sulaužė, metė. Tas procesorių jisai ne kartą mesdavo. Jeigu jam, sakykime, užeidavo priepuoliai pykčio, tai jisai mesdavo, bet kažkaip tai pavykdavo išvengti sulūžimų, bet vieną kartą ir nepavyko, sulūžo. Aš tai susiečiau išties su tokia gal adaptacijos tokiu momentu, nes jisai tuo momentu kaip ir buvo nauja ta aplinka, nauja vieta, to vidinės nemažai tokios įtampos ir taip vaikas tokio impulsyvesnio būdo ir tiesiog tą savo agresiją, tą įtampą jisai tuo momentu impulsyviai taip nukreipė į tą aparatą ir tiesiog sulūžo, bet paskui dabar, tarkim, kiek mes ir po to šnekėjomės, kad jam gaila, kad to aparato nėra ir kad jisai išties nori girdėti, nes operacija tai jinai techniškai pavykusi sėkmingai ir pats vaikas įvardina, kad aš girdžiu, bet aš nesuprantu, ką aš girdžiu. Tai ir tarkim, kad dar vienai mergaitei iš tų pačių vaikų globos namų neseniai atlikta operacija, tai pats tas ruošimasis kokleariniai implantacijai ir jos atlikimas ir jos dabar čia sugrįžimas į mokyklą, po to jam irgi toks labai ir motyvas ir ta tokia tema tai buvo aktuali, pradedant nuo sausio mėnesio iki dabar ir jisai žinojo, kad kaip ir yra galimybė, kad tas naujas aparatėlis gali būti ir tikrai labai, labai džiaugiasi kaip ir to ir visai žada, kad jis tikrai įsaugos ir manau dar tas pyktis tuo momentu buvo tai, nes tai aparatėlis, kuris buvo pakabinamas. Pažanga yra, keičiasi jo balsas. Jeigu pradžioje buvo balsas nelabai išlavintas ir jisai nenorėjo kalbėti, norėjo daugiau bendrauti gestais, tai sakykime, dabar jisai mielai artikuliuoja žodžius, mielai bando kalbėti kažką, tai kiek jisai geba, stengiasi bendrauti veikloje, pamokos metu ir bendraudamas su vaikais. Tai matosi dinamika, iš tikrųjų, kol jisai turėdavo implantą ir nešiodavo aparatą, tai netgi matydavosi kokiu atstumu jisai girdi. Jeigu, sakykime, kai kurios žodžius pradžioje girdėdavo tik tai prie pat ausies, tas atstumas palaipsniui didėjo ir, sakykime, kol buvo nesulaužęs, tai jau 3 metrų atstumu žinoma žodelius arba nekalbinius garsus jau jisai puikiai skirdavo ir suvokdavo. Vaikas gyvena tokioje aplinkoje, kur visi vaikai kalbantis yra. Jisai čia tik tai ugdomas šitoje mokykloje yra, o iš tikrųjų gyvena su girdinčiais vaikais. Ir jeigu jisai mokės girdėti, suvokti savo kalbą, kitų kalbą, tai galės bendrauti lengviau su jais. Nesijausti išskirtiniu, nes ir taip jam sunku yra vaikui. Trūksta dėmesio vaikui, šilumos, artimųjų. Jis ir taip gyvenimo nuskriaustas yra. Dabar ypač tas labai svarbus laikas eina, o jisai gyvena tylos pasaulio, turi kaip ir turi girdėti ir turi mokintis atskirti ir pažinti tą girdimą informaciją. Ir to jis pats įvardina, kad labai nori.